sugrįžti į mūsų mylim laidotuves pokalbę. Aš jūsų šiandienos vedėjas Nerons ir šiandien, ką paskutinę mūsų pokalbio, turim labai ypatingų svečių. Ir, ką prisistatymau, pasakykit savo vardą, pavadį Batų Išmėr kraujo grupė ir kuo veikiat ar ko užsiema. Tai aš esu Rugilė, Batų dydį, Trimoštūns. Kraujo grupės nežinau, o laisvalaikiu užsiemu dainavimu. Esu Paulius Krikštic, 92 metų gimimo, Batų Išmėra 47 sopose, tokios niekur nerasit. Kraujo grupė Ontra minus Rezus 95 šaknis iš 12 ir laisvalaikiu nemėgstu gaminti. Aš esu Ieva, žmona Lygnugari, mėgstu groti. Galiu pasakyti, kad greitų metų sužinosit, ko mums dar labai patinka veikti. Esu Viltė, Batų Išmėra 39, laisvalaikiu groju gitarą ir šiaip savanoriauju. Galim pradėti, o tai konkukinsiam šiandien, kas ką nebus. Ką nebus, nes šiandieną žuvienė! Kepsiam žuvį. Pirma, reikės vandenį išgerti tau. Gerai. Mes šiandien gaminsim tinginį, bet ne bet kokį, o sveikuolišką. Bet cukraus mums bus. Su daug naudingų medžiagų mūsų organizmo, kad galėsit valgyti ir prieš šiandien miegoti. Paslapti ir tam, kad pradėjo gaminti ton tinginį, tu pradėjo gaminti praktiškai nuo gruodžio mėnesį ir aš esu numetęs jau beveik 17 kg. Valgydams tik tinginį, daugiau niek nevalgo, tik tinginį. Tai jeigu kažkas norat ir gražinti savo kūną, turėti tokį kaip mono sportišką, dabar nesportuojant, nieko nedarant, tiesiog gulant prie telika, atsigolus ir valgant tinginį, turėti gražų kūną, liekną tokį kaip mono. Kaip sulieknėti valgant tinginį. Taip. Tai va čia tas recepts yra ir tikrai žinau, kad išplės ir visi gamins ir visi norės atrodyti. Tai čia va jūsų paslapsy, kodėl pasirinkot, tiesiog. Ne, mes daugiau niek mūsų nevalgom. Nes mums iš tikrųjų ir tinginys nereikalau daug pastangų. Pas mums ir tep dažniausiai, kaip sakant, veina pauda istorijai. Nu mūsų, kon valgom, tai visko neveina pauda sumetam ir kažkas gaunas. Tai galam pabėgti pradėti. Jo. Aš duosiu darbą. Duos mane, ko nors. Trupink sausainius, 200 gramų. Pasiskaitykim pakėlį, žiūrėk. Čia ir 180, o reik 200. Tai ką bus? Tai ką bus, tai iš to pakėlį dar 5 sausainių. O kaip smulkinti, kaip? Ne, su pirštas. Su pirštas, nepaprastai. Čia į tom bliūdą. O kitiem pažiūrėt, tinginiau. Jo, jūs žiūrėk, ką aš traišku. Tai va, yra čia puodelis, į kurį reikės tirpinti produktus. Tai dabar galėtų Rugilė su Vilte, ar ne? Ateikite čia. Kaip ten palaukint, sak, rankų skonių sausainiai dabar bus. Tai gerai, toliau bus rankų skonių šokoladas. Sulaužykit šokoladą į puodelį. Kokosų pieno reikia 100 gramų. Kas greičiau sulaužyti? Po šokoladą. Tarkim, šokoladas yra be cukraus. Ir sausainiai irgi be cukraus. Man pažiūrėjau, labai patinka tinginis, bet ir dar vienas maistas man dar labiau patinka. Kebabs. Aš tą kebabą nepagyvensiu. Tuo rietingės skaniausias kebabą. Va čia, va, praeinat gatvį prie įkensi ir į kebabėlį. Ko jūs mėgstat? Kas jūs labiausiai mėgstamas maistas? Turėjom 2 pasirinkimus, kon šiandieną gaminti. Tai aš buvau už salotas, nes anos irgi ganėtina greit pasidaro ir Ieva irgi labai skaniai daronas. Tai iš tikrųjų... Vien salotom gyvybė. Tu esi užsikabliavęs mano tų salotų. Jo, salotas labai skanis. Nu, gal kitas į kada nors salotus, o dabar tiesiog biškai kaip desert. Aš jau baigiau, tu irgi baigiau. Baigė, žinok, biškai smulkiau. Smulkiau, ne? Dabar galėtume mėti ištirpinti. Ekim ištirpinsim. Ekim ištirpinsim. Ištirpinsim, biškai pamaišysim su... Kaip čia užsikort? Mauk, Maks. Čia 3, 1, 2. 3. Čia, Pauliau, dar nepamirškim, tas manim atspindi, dar vienas patikos pamirša, ne? Švarą nuo mūsų tai atspindi. Jau gal maišyti, ne? A, tu maišyti? Tu maišyti kažką. Žiūrėk, pažiūrėtum temperatūrą. Kaip ir nuo mūsų vis laikyti pažiūrės. Pažiūrės, iš čia.
Čia gal biškai bijau, kad neprisidėjau. Antrijų dėkime, ne? Sveiks, labai tinginys iš tikrųjų, sveikoliškas toks. Tikra nenį kūną, kas svarbiausia yra, kad su arbatėlį, bet aišku, arbatėlį turbūt be cukraus. Tai, pavyzdžiui, iš vis valgo čipsus, čia vis laikas. Čipsus? Visą laiką sveikoliškas. Aš tau pasakysiu čipsas kaip ir. Aš, kadangi esu fanatiks Žalgiriaus, man kiekvienas Žalgirio varžybas būtina mūsų turbūt traškučių. Tada jeigu jau atsitinktė, kad kažkur ar nespėjau užsokti nusipirkti ar kažko, nežinau, tada vis laik pralaimėjau. Gal paskaičiau pralaimėjimus Žalgiriaus, kada jį pralaimėjai, kada aš nevalgiau čipsų. Tai dabar šį sezoną, tai matėt, kaip laimėjom ir tai praktiškai kiekvienas varžybas čipsą. Tai va, jau šitą senį pabaigą. Jau galėsime pilti ant sausainių. Ir ragausim. Svarbiausia neperkaityti, kad nesutrauktų. Vat dabar tai visi labai geras, ir nesutrauktų. Tu nori tu pilti? Mums pavyko, aišku, prieš pilom, žinot, vis tiek ta vyriška, tokia makalavėm, toks biški toks ir negu moteris, nors biški vėliau. Nerona, nori su glomžyti, končitas kokiais. Pabandys. Prisidės. Aš žinau, daugum iš jūs ir tokiai muzikalūs. Kiek grojat, tai su kokį norėtume dar išmokti? Aš labai norėčiau su violončelį išmokti. O tu užbaigiai, ar norėtum išmokti groti kažko? Aš tai visai norėčiau gitarą išmokti groti. Gitarą. Tai va, biški moksai, gal pamokim tave. Kaip aš gerai gaminu iš tikrųjų. Nu. Net mum paradai patikti. Bet tu čia vyra dažniausiai geriau gamina už moteris, jeigu netik. Netinga. Nu jo, jeigu netinga. Viskas jau gali dėti čia. Dėk, kas jau gražiai suformausiam. O iš jau klausos muzikos? Ne, kad pas mūsų šeimoje iš vis, kad nei mes muzikonto, nei mes kažkokios muzikos klausomės. Aš važiuojant mašiną netradė išjungų, nes kad net girdėčiau variklį garsą. Variklį garsą, tai gal čia jūs mėgstamiausias muzikos variklį garsą? Iš tikrųjų dažniausiai ir klausomės ton muziką, katron ruošamės atlikti. Iš tikrųjų tas mūsų muzikos klausimas gaunas kaip darbs, bet iš kitos pusės mums darbs ir malonumas. Dabar belieka, žinot kas? Mums čia dar praleisti apie 4-5 valandas, kol mums sustings. 1, 2, 3. Švara. Kol čia lauksim, kol tas tinginys patinginiaus tam šaldytuvui, aš turiu porą klausimų tokių, kur galvoju steigu. Da jauta ton jaudul scenų. Taip, prarad visiškai. Visada ir jaudulys. Tik ons kitoks ir. Ons kint pastovė, bet ons vis laikį yra. Nes be jaudulios manau, kad tiesiog ne vienas atlikės negalėtų išreikšti to kondaro, kongro. Pauliau, kadangi užėmė biškį, toks gal didesnis pareigas. Dėl to, kad aukštesnis? Kaip daugam žen jūs dirigaunat orkestrų. Bet negalvokit, kad dirigents yra aukščiau orkestro koncertmeisteris ir vadovas. Aš esu nuolankus tarnas Ievos. Ieva didžiausią darbą ir padaro. Aišku, visur taip įprasta turbūt yra, kad kas stovi prie orkestro vairo, tas atrodo ir yra tas pagrindinis asmuo, bet šiuo atveju mes su Ieva esam bendri du žmonės to orkestrą ir tai nėra kažkieno veina, viską darom. Aš valdau tavim, tu valda orkestrą. Orkestrą. Galvoju, ką plūnį. O tai pavyzdžiui, koks muzikinis projektas pakol kas paliek jums didžiausią įspūdį? Tai didžiausias turbūt dabar ne per seniausia arenas su Justi, su džiazu. Tai va tas ir fainiausia, kad tu su žinomu atlikėjų dirbi ir su anu gali šnekėti, va kaip dabar šnekam su jums. Tai mums ir buvo turbūt didžiausias tas iššūkis dirbti su labai didelė komanda, labai daug užkulsėnių, labai dalykų, derinimų, kaip viskas turi atrodyti, kaip viskas vykti. Tas labai įdomi iš tikrųjų, tai mums buvo toks gal didžiausias, tai mes išvažiavom į didžiausias Lietuvos arenas,
kur ir žmonių susirenka daugiau negu įprasta kažkur kultūros centrus ar miestų šventės kažkur, tai tiesiog didesnė erdvė ir tai toks jo įsimintiniausias, bet ar sudėtingiausias muzikaliai, gal ne, esam turėję turbūt ir iš muzikinis posės, kad pagruoti patiems muzikantams kūrinių sudėtingumų, tai turbūt vienareikšmiška čia Linas Adomaitis, Laim ton veita, nes iš tikrųjų ano muzika ir labai gražiai parašyta, bet jinai yra sugruojama labai irgi sudėtinga, iš tikrųjų patiems muzikantams reikalauna didesnį tiek pasiruošimą, tiek įdirbiaus, bet viskas fainai, tam ir dirbam iš tikrųjų, kad galėtume garsinti savo miestą, savo žmonės, savo tų žmonės, kad įeina į orkestrą, kad jie prisideda savo gebėjimas garsinti plungį. O tai kur, pavyzdžiui, esat toliausia nukeliavę iš šitą mažą miestelį? Ispanijoje esam buvę. Taip. 2017 metais jo turėjom tokią išvyką, koncertinę išvyką į Ispaniją, netoli Barcelonos. Ten buvo sakralinis muzikos festivalis, tai ten važiavom su orkestru ir tai buvo toliausiai, tai Ispanija. Esu matęs, kad internet kažkur, kad dirigentą ton savo magijos lasdelį, kur muzikavom. Bet esu matęs, kad nebūtina su taurek, ten yra vienas su dantų krapštuk, kitas su ausų krapštuk, a būtina rek su Harry Potter lasdelė, nesvarbu, kur tu ten muzikausi. Yra svarbu, nes lasdelė priklauso turbūt nuo kūriniaus ir nuo kūriniaus ir žanrą, pavyzdžiui, simfonijas nuo ilgiaus, gal priklausyti, kad... Kontas ilgis daug. Kuo ilgesnis kūrinys, tuo ilgesnis lasdelė. Jo, teisinga. Ne, bet iš tikrųjų ir labai daug dirigentų, kad tai nenaudo anos, iš tikrųjų pats kūrinys provokavo net anon pasidėti. Batutą gal labiau trukdyti, išgauti reikiamą, norimą tą jausmą. Būna, kad kūrinio pradžio diriguojama su batuta, bet paskui atėjus kažkokiai vietai dažnai gali būti, kad tiesiog dirigentas pasideda lasdelę, batutą ir pradeda diriguoti tik rankom. Dažniausiai tai būna, jeigu įsijungia choras, arba ateina tokia labai lyrinė vieta, kur tiesiog, kad nemaišyt, kad tiesiog laisvė, kad pajusti, duoti laisvę muzikantams, nes batuta yra tam, kad aiškiai žmonės matytų schemą, kad jaustų ritmą, kad būtų ritmė. Kalbant apie chorą, Rugilė, žinau, kad tu labai gražiai dainuojasi. Ačiū. Prašau, esi dalyvaus visokius labai populiarius renginius. Kuo tu, pavyzdžiui, veiki, kad tu nedainuoji ar nerepetauji? Tikriausiai, kad dainuoju vis tiek. Jaučiu, aš atsikėlusi jau nuo ryto kažkokį man dainą iškartį ir galvą. Įsėdu į mašiną ir iš karto man pasiledo dainuoju. Vesmai. Net duši? Žinau. Faktas. O gal net į sapnus dainuoji? Ate būn kartą susapnuoji, kaip dainuoji? Būna susapnuoju koncertus ir kažkur jaudinos žinau, kad turėsiu dainuoti, tai būna. O kažkur kitko neveik, nes atsikėli dainuoji, meik dainuoji, maldas dainuoji. Tai dar vis mokaus. Čia pagrindas. Užbardas ras, kad nesakyti. Dirbot su džiazu čia nesena. Su kokiu dar atlikėjai norėtume dirbti, arba kokį labiausiai norėtume dirbti? Manau, kad jau Lietuvos masteliu, jeigu te paėmus ir reiškia kažkokia siekiamybė, su katru pakoncertuotumėm ir sakytume, jau esam pasiekę tom levelį, tai... Turbūt apie Mamontovą. Aišku. Tai jo, man atrodo, jo muzika būtų įdomi atliekti, nes jin ir kitokia. Ir reikalauna irgi ir kitokį pasiruošimą ir daug visokių įdomių muzikinių sprendimų. Tai iš tikrųjų, norėtumėm. Tai jeigu kada nors sužinosit, kad Plungės simfoninis orkestras koncertuos su Andriu Mamontovu, tai žinokit, ką lyg nugarsyrė euforijoje, jau skraido padebesė. Norėčiau tavęs paklausti. Minėjai, kad groji su gitarą. Norėtum kažkada siekti su to? Išdrįstum kažkada užlėpti kabaus ant scenos ir pagroti dainelį mum?
Nu, nežinau, priklauso ant kokio dydžio visą tą, kaip sakant, sceną ir kiek žiūrovų. Nu, va, pavyzdžiui, meno mokyklai kaip yra scena, ji ant tokia maža ir žmonės per daug kartu sėdi, man vis laik ten, nu, didžiausias stresas, o man kažkaip didesniai scenai nėra tokios didelės baimės, kaip yra ant mažos scenos. Nežinau kodėl, bet taip yra man. Nežinau, ar kažką galėčiau su gitara pasiekti gyvenime, bet šiaip norėčiau pabandyti. O aišku, naujų narių į savo orkestrą. Norėt pasilikti toks mažuliuks? Niekada ir nebuvo, kad reikėjo kažko eiti, prašyti, maldauti, kad atėtų į orkestrą ir gruoti. Parašo žinutę, ateina į klasę, norėtų prisijungti, norėtų išbandyti. Veidim gal tai per sudėtinga, kitiem gal įsivažiauni ton ir kartu augs su orkestru. Rugilį, vėl tau klausimus. Per savo vis dainavim karjerą, koks yra momentas, kur jūs galvoju, kad va čia yra man geriausiai veikt ir aš jas patenkint, su kuo pasirinkau. Kad žmonės nori, kad aš dainaučiau anų svarbios šventės. Man čia toks yra, kur aniai manim pasitik. Ir, nu, atrodo, aš aniai pasitik manim, kad aš galiu puošti anų šventę. Tai, pavyzdžiui, vestovis, vakų krikštynas. Dar visokiais šventės. Bet kaip faina turėtų būti ateiti ir padainuoti kokią šeimyną. Tai čia mano pagrindas ir aš pagrindą dainuoju vestuvių ceremonijose, gimtadieniuose, sveikinimai, visokie. O jeigu nedainuotum, kur karjerą pasirinktum? Ar žadi toliau dainuoti? Kad dainuotai tikrai žadu, jaučiu visą gyvenimą. Kažką kitą rinksiuos dar net nesu nusprendus, bet muzika tai tikrai liks su manim. Tai gal prisijungs prie orkestro šitas? Yra tekę dainuoti kartu. Tai jo, Rugilė išgarsės, bus labai garsi Lietuvos dainininkė ir paskui paskambins Ievai ir jis sakys, ar galėtumėm užsakyti orkestrą, nes čia norim daryti stadionus. Ir Ieva sakys, tai žinoma, galim. Tinginys. Nu, sorry. Gal neteks. Žiūrėjai, sušalo. Tekšt. Opa. Gražiai reikia pasidaryti. Taip, aišku. Tom padėk. Tai žmonės, kad reikia užkulsius. Čia mumis steb, aniai barvėt, sėlti, jau žiūrėt, servetėlį pasiimti. Kom palinkėtumės jauniems muzikantams? Nebijoti, palinkėčiau. Palinkėčiau nebijoti iš tikrųjų daugiau laisvės turėti vidų. Svarbu tau ir fainė, kad tu iš tikrųjų muzikuoji, kad tau būtų fainė vidų. Tada ir visiems bus fainė. Mažiau šnekėkiam. Ragaus. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Rytingi. Nu, ar jautas, kad ons yra nu, kaip čia pasakyti, gal kitoks, nežinau, kaip čia pasakyti. Jautų kaip 2 kilograms nuturėtų. Nu, gaminsit namų. Suspėta neatsiptiktas, nes su manim gaminti ir kitoks reikalas. Reikia padaryti mums paik padažį iš pieno ir sūriaus. Gavos te, kad ištraukiau varškį. Tai nebloga. Vis tai gavos. Nu, labai gera, labai skania. Žiūrovo, jūs irgi norėtumėte, ne? Pasidaryti. Nebūkit tinginį. Atvažiuokit pas mus į svečius, tikrą pavaišintam, padarytam. Ką? Tai kiek čia reikėtų tinginį pridaryti? Nu, man negajau. Tap jums tinginys. Labai skanus tikrai. Ir dar sveikuoliškas. Tai prašau imti. Nu, Visas svariaus nekausiu. Taip. O pavyzdžiui, kokie jūsų artimiausi planai ateiti čia? Tai miestas šventė. Mūsų jubiliejinis Ir mūsų orkestro jubiliejinis koncertas, katras bus rudenį, turbūt dar data nėra paskelbta, bet turėtų būti rudenį, nes orkestrui jau yra 10 metukų. Tai 10-mečio koncertas, jis gali būti... Su draugais. Su draugais. Labai daug tų nervų ar resursų kainuojam tokie renginiai.
nu, labai daug visko susideda viešinėms, pasiruošėms, fizinės jėgos labai daug reikia, tai reikia ir sceną paruošti, ir sunešti instrumentams, išnešti po koncertą, viską sutvarkyti. Tiesiog po vieną koncertą padaryti, kainuoja ne tik tas finansas, bet ir Sveikatos, fizinių jėgų. dažniausiai taip ir kad Dažniausiai po koncertų nei kojyčių, nei rankyčių, nei galvytės. Fainė, nes tom, kom daroma, labai patinka. Jo, Andrius vis tiek žiūrės ton video, nes jums norės pasidaryti tinginį ir paskombins. Bet atsiperk jums vis tai darbą. Ar tik į minus čia? Emocinė taip, Ir fizinį. ir fizinė taip. Su kaupu. Jeigu kalbėti apie finansinius dalykus, tai neatsiperk, niekad. Muzikontų niekad negal atsiperk, nes muzikontų konsuojas laikį šidėjai. Va, dabar priejom prie to klausimo, kon reikėtų pakeisti ir kon pakeiščiau. Tai muzikontam mokėčiau tiek pat tokius pat atlyginimus, kaip mok, pavyzdžiui, krepšininkam, NBA, visokim tim žaidėjim. Nuperkam, pavyzdžiui, plungę atvažiuon garsus koks smuikininkas, ne, atvažiuon ir anam per sezoną mokėtumėm koks nors 5 milijonus. Ir žiūrovų turėtų būti tik apie krepšinio varžybas, bet jau sakau, sportas ir kultūra, aišku, sunkiai sulyginami dalykai. Sportas yra fizinis, o muzika yra emocinis. Ačiū visi, kad nebuvo tinginė ir pažiūrėt paskutinį Lights epizodą ir tikiu susitikti kitų. Vis gero.